genealogijos ir tradicijų savaitgalis protėvė ir mes ir viena iš progų susitikti, ne tik pailsėti, ne tik atitrūkti nuo miesto gyvenimą, ne tik pabūti kartu, bet ir iš tikrųjų pajausti, kas ir ta gyvoji genealogija. Mes turim gyvoji archeologiją, ne, tai gyvoji genealogija, kas iš tikrųjų nėra, ko mums gal reikšti tas protėvių palikims. Ta bendra tema, grina, giminės istorijas, ant kažką sujunga, atrodo, kiekvienas aiškinamės savo, bet parton ir susijungam. Tu patirčių kažkokių bendrų atsiron, viens kitą klausos, kažkon savo prisimam, taip kažką prutuliuojasi. Nu, šiaip sakom, mes atitiktinai nesusitinkam. Labai nustebino gausa veiklos įvairios, tematika plati. Didelis dėmesys vienas kitam, pagalba, kartu gamino maistą, kartu šitiek veiklų ir tada vaikai irgi visame tame dalyvauja ir mato. Tai va, turbūt šitam visam festivaliu aš linkiu, kad kuo daugiau būtų šeimų su vaikais vis ateinančiais metais. Sugrįžom antrą kartą. Sugrįžom dėl savo genetinių šaknų. Pernai toks stebuklas įvyko, kad atvykus čia pamatėjai visiškai nepažįstamų žmonės. Pirmą kartą žvalgais ir kada buvo išdalintos tos giminės kortelės. Ir mes pradėjom bendrauti ir pasirodo, kad mes vyro pusseserį sutikom. Va tokia buvo sėkmės istorija, visiškai netikėta. Labai skirtingų dalykų mes darom. Aiškiai, vyks daug paskaitų. Klausomės paskaitų ir apie genealogiją, ir apie įvairius kitus dalykus, kaip šįmet mes klausėmės paskaitą apie jausto audėjimą. Turim visokių praktinių užsiėmimų ir rišom ir sodus, ir lipdėm iš molę, ir paukštelius iš šiaudų darėm. Ir per to fizinį tokį kažkokį dalyką, kažką pajausti, kaip tas gyvenimas gali anksčiau atrodyti ir ko žmonės mokėjo pasidaryti, ko mes esam praradę. Ir šokam ir dainuojam, kas yra labai svarbi mūsų kultūros dalis. Ir kartu maistą gaminam ir bent dalis maistą ir iš tikrųjų lietuviška, tradicinė, žemaitiška, kad ta bendrystė dar labiau užsisukti, nes per maistą irgi yra labai didelis bendruomis. Man šitas renginys yra apie bendrumą ir apie tai, kaip sujungia mus visus. Ta vieta ir ta visa mintis apie protėvių sujungia ir tada mes visi patys esam kaip giminės tas kelias dienas. Sustoja laikas ir tu pajunti, kad iš tikrųjų tu esi žmogus ir kad visa, kas vyksta aplinkui, yra tikra. Va čia gali užuost, pajaust, patirt ir norisi grįžti dar ne vieną kartą. Genealogijos ir tradicijų savaitgalis protėvė ir mes subur žmonės, kad reiškia prasmės ir stengiasi pažinti savo šaknis. Ir kartais gal keli klausim, su kaip genealogija ir susijusi su tradicijom ir kodėl nors ir suplaktis į veiną. Po kiekvienu žmogum, katras giminės medija ir pažymės, po kiekvienu tau vardu yra gyvas tikras istorijas, gyvenimą, emocijas, įprotę, kad reikia kart iš kartos gal atsispindėti. Turim gintaro dolkių. Gintars mūsų kraštų kultūra visą laiką buvo labai svarbus. Pats gintars yra gydantis, yra tons šveisą nešantis. Nepamiršdami dorovės lengvus guzis netikėti. Ir tikiuosi, kad mums pavyks to tęsti ir daugiau tų žmonių suburti. Bet jaukia, kaip didelės giminės gentijos jausmas. Sako, gal ne giminaitė, bet gentainė tai tikra. Ir čia tokių žmonių susirinkusi, kur paaiškėja, kad esam tolim giminės tikrai.